Laiko dar yra. Matau, kaip du vaikinai prieš restoraną atsirakina dviračius, nuvažiuoja. Verslininkas! Skrybelė, juodas krepšys, išeina ir nueina gatvė žemyn. Šviesa plaukia moteris su dviem vaikais skaito valgiaraštį ir nueina. Trys senyvo amžiaus moteris, bliškiais veidais, ryškių makiažų. Plepa! Pro jas prasiveržia gitara, iš paskos tą gitarą ir mėlynas raudonas paltas. Kuprinė kažką jam šaukia. Plepa sukumpa, vos nenukrenta įsilaiko, duonos kojas, vos nenukrenta įsilaiko. Juokiasi. Trys bliškus veidai irgi juokiasi, o papa atsargiai moterytė. Kuprinė dingsta restorane. Trys bliškus veidai pasibučiuoja. Atsisveikinimą. Žiūriu į savo kūną. Kas aš? Kas aš? Kada pereisiu gatvę ir įeisiu į tą restoraną? Žiūriu į laikrodį, stebiu sekundžių rodiklę ir skaičiuoju. Nuo 21 atgal. Kam taip greit atsisakei būtų, jis buvo tavo pagal sutartį? Nenoriu prisiminimų. Būtą galėjai ir pasilikti. Aš neteku trijų žmonių. Ten ore dar tvyrojo kvapas. Bet ten būtume turėję daugiau vietos. Nerėk. Atsiprašau. Nepastebėjau. Galėjau nudažyti būtą baltai. Ne, geltonai. Džiugesnė spalva, kad tau labiau patiko. Nereikia, dabar jau vis tiek per vėlų. Mirusieji nekelia grėsmės rabiai, dingusieji taip pat. Su jais ir būtų ištvėjęs, būtas būtų pakankamai didelis, jis tai supranta. Kaip ir tai, kad nori kažko pastovaus, o ne gyvenimo viešbutyje. Jis nuolatos stovi prie langų ir žiūri į būtą viešbutį. Zuzanė, kažkas išsuka elektros lemputes negu šviesos. Ei, kažkas išneša jūsų čiūžnius, gal nori, kad norėčiau pasiaiškinti? Ne, nereikia, aš džiaugiuosi, kad atsikračiau tų senienų. Bet gal dar galėčiau ką nors išgelbėti. Nori konflikto? Kas tau šovė į galvą? Aš nenoriu pasiimti ano gyvenimo. Nenoriu, kad mane primintų. Jis ją supranta. Jis ją supranta. Tik jau tiek kartų, tiek visko savo gyvenime paliko, o dabar nori kažko pastovaus. Niežti odą po tvaršiais. Būtų gerai vėl ką nors paimti rankas. Niežti odą po tvaršiais. Tvaršiais kažkas vyksta. Tai turėtų būti labai maži padarėliai, kurie apmirusias jo odos ląsteles suima savo mažytėmis žnyplytėmis, tada įsikiša tarp savo žandikauliukų, sukramto ir suėda. Jis bijo užmigti. Jei užmigs ir nebus budrus, Jie pradės ėsti Ir sveiką odą. Sveika mėsa. Miegodamas to net nepastebėtų. O kai pabustų, Jau būtų vėlu. jie jau būtų pragraužę mėsą. Jau būtų suvirškinę jos sausgyslės, kremzlės ir raumenys. Jau būtų išsiurbę kraują jam iš gyslų, Jie semiasi energijos. iš jo mėsos ir jo kraujo. kai nubustų. Būtų likę tik kaulai. Būtų likus galva. Būtų likusios smegenys. Jis tai jaustų. 100 000 padarėlių Iš vabzdžių giminės. kirbėjimą ir knibždėjimą Jaustų. Kaip jie jį švelniai liečia. savo čiuptuvėliais Kaip jie įveikia jo lūpų kalną. ir atsiduria ant liežuvio, Prieš jiems apspindant. jo akių obuolius, Jis užsimerktų. Jaustų kutenimą. nes jie bandytų Rauti blakstienas. Greit jis jau nieko nebematys. po kiūvokais liks tik skystis. Dabar jie savo kūneliais Užkemša jo nosies ertmes Ir jis tuoj nebegalės kvėpuoti.
pastebėjau. Mušiau tave? Truputį. Ne, tu manęs nemušė. Ne. Man pasirodė, kad tu vaikai muses ar sklaidėjai dūmus. Man pasirodė, kad tu nemiegojai, tavo akis buvo atmerktos. Klausyk, man atrodė, kad tu norėjai mane pabudinti ir su manim pažaisti. Pažaisti? Taip, taip, taip. Pažaisti, taip. Taip, taip, taip ir bus. Norėjai pažaisti, taip ir bus. Taip, taip, taip. Zuzanė paėmė jo rankas. Tvirtai atsilaiko. Ji pastebėjo, kad Rodą tai nuramina. Nieko nejaučiu, nieko nejaučiu. Jam palengvėjo. Nieko nejaučiu. Gerai, gerai. Laukia, kol jis užmigs. Kol visai užmigs. Ji nežino, kas jį kankina. Net negali to nujaust. Mes vienas kitam nieko nežadėjom. Gerai, gerai. Tik kad nerodysim supratimo. Gerai, supratimo nebus. Gerai. Tai buvo pernelyg priimtas, kad būtų žaidimo. Ir vis tiek jie kalbasi. Noras suprasti vienas kitą yra toks didelis, kad jie kalbasi vienas su kitu net ir tada, kai tas kitas miega. Bet apie žuvusį vaiką ir viską, kas su juo susijęs, Zuzanei kalbėti negalima. Paminėjus žuvusį vaiką, Rabė labai susijaudina. Ir kartais jai atrodo, jog jis iššoks per langą. Arba pirmą išmes ją, tada iššoks pats. Arba nors jį tik bandė. Vienatvė, su kuria gyvenu, yra kaip kitas asmuo manyje. Žinau, nesuprasi, gali savo juoktis. Tai nepažįstamoji vaikšto po mano vidų. Užima mano kūno erdvės, kuriuose aš pati nebuvau. Viskas, ką girdžiu, mano žingsnių aidas. Viskas, ką jaučiu mano širdies ankštumą. Viskas, ką matau, mano pasaulio nuosmukis. Rabė negali pakęsti, kai Zuzanė taip kalba. Jis myli Zuzanę. Neduok Dieve jai pasirodys, kad jis jos neklauso. O galvoje šėlsta Zuzanės žodžiai, tie žodžiai žudo vienas kitą jo galvoje ir jis nieko negali padaryti. O jo kūnai nešlungiškai susitraukia ir krūpčia visos sausgyslės trokšdamos tik vieno. Veiksmo. Reikia kažką daryti. Kažkas turi įvykti. Kažkas garsaus ir lemtingo, kažkas, kas vėl viską sutvarkytų, sugrąžintų grožį, tvarką, ramybę. Sugrąžintų normalų gyvenimą, kuriame gerai jaustumėsi. Labai svarbu, kad gerai jaustumėsi, taip kaip anksčiau, kai jisai dar vienatvė. Kodėl jinai tai sako? Klausimas, kodėl jinai tai sako? Ateities nėra, kaip jį drįsta tai sakyti. Nuosmukis!
Dabar galėčiau padaryti bet ką, galėčiau paimti ginklą, peilį, granatą, galėčiau per langą sušaudyti pirmą, kuris atsitiktinai eitų pro šalį. Net jeigu tai būtų 18 žmonių, net jeigu tai būtų mokinių klasė, galėčiau atsistot prekybos centre ir pirmam pasitaikiusiam, kuris į mane pažiūrėtų, kuris tiesiog pažiūrėtų tokiu žvilgsniu, kuris man nepatinka. Žvilgsniu, kuris mane liūdina. Suvaryt peilio keliaštę į vidurį įsipila tarp šokolį ir širdį. Galėčiau tai padaryti. Dabar galėčiau tai padaryti. Dabar norėčiau. Rabia! Rabia, pagalvok apie mus. Apie tai, kad susitikom, kad mes suradom vienas kitą. Rabia, kad mes esam čia. Rabia, mes esam čia. Zuzanė, aš bijau, kad aš vis dar galiu tai padaryti, dar nepraėjau. Aš todėl čia ir esu, Zuzanė, aš todėl niekur neišeinu. Kai mane čia apima tas noras, tas košmaras, tos mintis, tas sapnas, aš galiu save pririšti, aš pririšu save, esu daręs tai anksčiau. Aš turiu savų vaistų. Aš išgeriu savo vaistus ir laukiu, kol viskas praeina. Išgeriu savo vaistus ir netinku sąmonės, kol visa tai praeina. Zuzanė mato, kaip jis save prirakina. Bando neleisti jam to daryti. Rabia! Zuzanė, aš priešas. Zuzanė, aš ir esu priešas. Aš čia atnešiau mirtį. Viskas įvyksta labai greitai. Jis nusiramina, vaidina, kad užmygo, kad ir Zuzanė nusiramintų, kad jai nereikėtų viso to išklausyti, kad nereikėtų jaust skausmo gailesčio. Tada jis jai pasako, pašnibžda beveik be garso, kas jam atsitiko, ką jis matė. Jis pasako tai, kol jį miega. Jis kalba tai nakčiai. Ir jo žodžiai pro oro virpesius pasiekia jos ausis, panyra į ją. Zuzanė, štai kaip viskas buvo. Buvo mano budėjimas. Prie vartų pasigirdo aliarmo signalas, už vartų stovėjo šeima. Jie atnešė vaiką. Vaikas buvo be sąmonės, jį ant rankų laikė tėvas aš. Mačiau, kad vaiko pilvas nenatūraliai išsipūtęs, milkinėje žaizda. Aš liepiau pakviesti sanitarus. Pats pakliudžiau vaiką ant neštuvų. Tėvas, motina, sesuo ir brolis, jie visi stovėjo šalia. Uždėjau savo pirštus ant jo pilvo. Patinimas buvo kietas, nepasiduodantis spaudimui. Aš paėmiau jo ranką. Ant jo veidą nutupė musė. Aš nuvijau ją. Tada jis atsimerkė. Pažiūrėjo tiesiai į mane. Gerbėjai. Žiūriu į savo kūną, turiu diržą su sprogmenimis, žiūriu į savo kūną. Kas aš? Ar vyras?
moteris. Žiūriu savo kūną, mano rankos, kojos, plaštakos, kaip jos atrodo. Grubės, švelnios, ilgos, stambios, mėsingos, dailios. Mano batai. Kokie jie, kokios spalvos yra mano batai. Liečiu savo plaukus, savo veidą, nematau savo veidą. Žiūriu laikrodį, stebiu sekundžių rodiklę, skaičiuoju nuo 21 atgal. Ir staiga per gatvę ir tiesiai tikslą eina moteris. Ji išeina iš už kampo ir eina tiesiai į restoraną. Moteris, kurią myliu. Vaikas, kurį myliu. 5, 4, 3. Tyla! 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 Žiūriu į savo kūną. Diržo neturiu. Nematau savo veido. 5, 4, 3. Ten kitoj gatvės pusėje eina kažkoks asmuo. Kažkoks asmuo. Kažkoks žmogus. Eina kas? Šiandien jie bus nuimti. Šiandien apžiūrėsim. Zuzanai yra leidžiama nuimti marlės tarščius. Ne tik pakeisti šiandien, į juos visai nuims. Kiek jau laiko mes kartu įsivaizduok. Dar niekad nejaučiau tavo nuogų rankų. Juk tai nenormalu. Rada, šiandien švęsim. Rada, blogai nusteikęs nuo pat pradžių, įsimėliau to nesureikšmintų, gerai. Greičiau nuimam tvarščius, išgeriam vyną ir einam miegot, nori tik tai rytoj atgauti sąmonę. Ramiai, ramiai, ramiai. Neskauda. Leisk apžiūrėt. Iš priekio labai subjauroti. Viešpatie, tai aišku, kad subjauroti. O ko tu tikėjai? Nebūtina dėl to rėkti. Ko tikėjai, kad atrodysi kaip po manikiūro? Ne. Tai ko? Tu šiandien tikrai bjaurus. Tai pradėk viską iš pradžių ir pažiūrėsim, kiek ištversi. Bet tugi ne, viena nesusitvarkysi. Gal reikėjo padaryti pertrauką tarp dviejų vyrų, neprisisiurti ten, kur visai nenori, kad po 10 metų vėl galvotum, kaip čia viską pabaigti. Bet ne, dar reikės porą metų pasispardyti, kol nukrysiu kur nors. Iš nuovargio. Rada, aš nesuprantu. Baig, nepradėk su to supratimu, tu man žadėjai. Gerai, man išeit. Ne! Man labai gaila dėl to, kas nutiko tavo rankoms. Tai juk iš esmės Edgaro kaltė. Tai reiškia ir mano. Aš prisiimu jo kaltę. Nesąmonė, jeigu aš nebūčiau buvęs tenais tą dieną, tą valandą per patį rugpjūčio 19-osios vidurdienį, jeigu kas nors čia ir kaltas, tai aš nieko nepadariau. O aš galėjau ką nors padaryti. Neliek, tu geriau papasakok. Pasakok!
Aš uždėjau rankas ant jo kampą. Minutė, ne ilgiau. Pirštų galais aš suspaudžiau kamuolį, norėdamas pajusti jame likusį orą. Pirmas automobilis pravažiavo pro mus labai arti mūsų Edgaras. Jis vaikas, jis išsigando ir pasileido per gatvę namo.